Pirmasis Petro laiškas. Pirmas skyrius. Petras, Jėzaus Kristaus apaštalas, pakeleiviams pasklidusiems Ponte, Galatijoje, Kapadokijoje, Azijoje ir Bitinijoje, išrinktiems išankstiniu Dievo Tėvo numatymu, dvasios pašventimu, kad būtų klusnūs ir pašlakstyti Jėzaus Kristaus krauju. Tebūnie jums keleriopai padauginta malonė ir ramybė. Šlovė Dievui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai ir nenykstančiam, nesuteptam, nevystančiam palikimui, kuris skirtas jums danguje. Jūs Dievo galybė ir sergsti tikėjimu išganimui, kuris parengtas apsireikšti paskutiniu metu. Tuomet jūs džiaugsitės, nors dabar ir reikia truputį paliūdėti įvairiuose išmėginimuose. Taip jūsų nuoširdus tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą, kuris ugnimi ištiriamas, bus pripažintas vertas pagyrimo, šlovės bei pagarbos, kai apsireikš Jėzus Kristus. Jūs mylite jį, nors ir nesate jo matę. Tikėdami jį, nors ir neregėdami, džiūgaujate neapsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu, nes žinotės gausią tikėjimo siekinį, sielų išganimą. Šito išganimo ieškojo ir jį tyrinėjo pranašai, kurie ir pranašavo apie jums skirtąją malonę. Jie nagrinėjo, kurį ir kokį laiką nurodė juose veikianti Kristaus dvasia, išpranašavusi Kristaus kentėjimus ir juos lydinčią šlovę. Jiems buvo apreikšta, kad jie ne savo, bet jums tarnauja tuo, ką dabar jums atskleidė Evangelijos skelbėjai iš dangaus pasiųstos šventosios dvasios galia. Į tuos dalykus geidžia pažvelgti net angelai. Todėl susijuosę savo dvasios trėnas, būkite blaivūs ir visiškai pasitikėkite malonę, kuri bus jums suteikta, kai apsireikš Jėzus Kristus. Kaip klusnūs vaikai, daugiau nepasiduokite ankstesniams savo neišmintingumo laikų aistroms. Šventas yra tasai, kuris jūs pašaukė, tad ir jūs patys tapkite šventi visu savo elgesiu, kaip parašyta, būkite šventi, nes aš esu šventas. Ir jei kaip tėvo šaukėtės to, kuris nešališkai teisia pagal kiekvieno darbą, su baime elkitės savo viešnagės metu. Juk jūs žinote, kad esate atpirkti nuo niekingos iš protėvių paveldėtos elgsenos, ne nykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės. O jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą ir apreikštas laikų pabaigoje jums, per jį įtikėjusiems Dievą, kuris jį prikėlė iš numirusių ir suteikė jam garbę. Todėl ir jūsų tikėjimas bei viltis kyla į Dievą. Nuskaidrinę savo sielas klusnumu tiesai, ir siekdami neveidmainiškos brolių meilės, karštai iš širdies mylėkite vieni kitus. Jūs esate gimę ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos gyvo ir pasiliekančių Dievo žodžiu. Mat kiekvienas kūnas tartum žolynas, ir visa jo garbė tarsi žolyno žiedas. Žolynas sudžiūsta ir žiedas nubyra. Tik viešpaties žodis išlieka per amžius.
Toks yra žodis paskelbtas jums kaip geroji naujiena. Antras skyrius. Taigi, atmetę visokią blogybę, visokią klastą, veidmainystes, pavyduliavimus ir visokias apkalbas, lyg naujagimiai trokškite dvasinio, net miešto pieno, kad nuo jo augtumėte išganimui. Jūsgi esate patyrę, koks meilus yra Viešpats. Ženkite prie jo, gyvojo akmens, tiesa žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto brangaus. Ir jūs patys, kaip gyvieji akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasinės aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Todėl rašte pasakyta: štai aš dedu Sione rinktinį akmenį, brangų kertinį akmenį. Kas tiki jį, nebus sugėdintas. Tad jums, tikintiesiems, atiteks šlovė, o netikintiesiems tasai statytojų atmestasis akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola. Jie suklumpa, neklausydami žodžio. Tam jie ir skirti. O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Seniau ne tauta, dabar Dievo tauta. Seniau neradę gailestingumo, dabar jį suradę. Mylimieji, aš maldauju jūs, kad kaip ateivius ir svečius susilaikyti nuo kūno geidulių, kurie kovoja prieš sielą. Jūsų elgesys tarp pagonių tebūna pavyzdingas, kad nors dabar šmeižia jūs kaip piktadarius, pažinę jūsų gerus darbus, imtų šlovinti Dievą aplankymo dieną. Būkite klusnus kiekvienai žmonių valdžiai dėl Viešpaties, tiek karaliui kaip vyriausiajam, tiek valdytojams kaip jo pasiųstiems bausti piktadarių, išaukštinti gerųjų. Mat tokia yra Dievo valia, kad gerais darbais nutildytumėte neprotingų žmonių nesąmonės. Elkitės kaip laisvi, ne kaip tie, kurie laisvę pridengia blogį, bet kaip Dievo tarnai. Gerbkite visus, mylėkite brolius, bijokite Dievo, gerbkite karalių. Šeimynykščiai, su visa baime būkite klusnūs šeimininkams, ne tik geriems bei švelniems, bet ir įnoringiems. Yra malonė, jei kas pažindamas Dievą, pakelia vargus, kuriuos nekaltai kenčia. Menka garbė, jei jūs kantrūs, kai esate plakami už nusikaltimus. Bet kai esate kantrūs, darydami gerą ir kentėdami, tuomet jums nuopelnas Dievo akyse. Juk jūs tam pašaukti. Ir Kristus kentėjo už jus, palikdamas jums pavyzdį, kad eitumėte jo pėdomis. Jis nepadarė nuodėmės ir jo lūpose nerasta klastos. Šmeižiamas jis neatsikirtinėjo, kentėdamas negrasino, bet visą pavedė teisingajam teisėjui. Jis
pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad numirę nuodėmėms gyventume teisumui. Jūs esate pagydyti jo žaizdomis. Jūs buvote tarsi paklydusios avys, o dabar sugrįžote pas savo sielų ganytoją ir sargą. Trečias skyrius. Jūs, žmonos, būkite klusnos savo vyrams, kad tie, kurie neklauso žodžio ir be žodžio būtų laimėti tikėjimui žmonių elgesiu, matydami jūsų gyvenimo Dievo baimingumą ir skaistumą. Tegu puošia jūs ne išorė, šukuosena, aukso gražmenos ar ištaigingi drabužiai, bet žmogaus širdies slaptuma. Nesugadinta, švelni ir taikinga dvasia, kuri brangi Dievo akyse. Juk kadaise taip ir puošdavosi šventos moterys, kurios turėjo viltį Dieve ir buvo klusnios savo vyrams. Taip Sara klausė Abraomo ir vadino jį viešpačiu. Jūs tapote jos dukterimis, darydamos gerą ir nebijodamos jokių baudinimų. O ir jūs, vyrai, supratingai gyvendami su moterimis, atsižvelkite, kad jos priklauso silpnesniai lyčiai, pagerbkite jas, kaip turinčias kartu su jumis paveldėti gyvenimo malonę. Tada jūsų maldos nebus trukdomos. Galiausiai visi būkite vieningi, užjaučiantys kitus, mylintys brolius, gailestingi, nuolankūs. Neatsilyginkite piktu už piktą ir keiksmu už keiksmą, bet priešingai laiminkite, nes ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo. Kas trokšta mylėti gyvenimą ir matyti gerų dienų, te pažaboja liežuvį nuo pikto ir lūpas nuo klastingų kalbų. Tegu jis bėga nuo pikto ir daro gerą, te ieško ramybės ir tesiveja ją. Viešpaties žvilgsnis lydi teisiuosius, ir jo ausys išgirs jų maldas, bet viešpaties veidas prieš darančius piktą. Kasgi jums pakenks, jei stropiai darysite gerą? Bet jeigu jums ir tektų kentėti už tiesą, jūs palaiminti. Jų gąsdinimo neišsigąskite ir nesutrikite. Verčiau šventai sergėkite savo širdyse viešpatį Kristų, visuomet pasiruošę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį. Bet tai darykite švelniai ir atsargiai, turėdami gryną sąžinę, kad šmeižiantys jūsų gerą elgesį Kristuje liktų sugėdinti dėl to, už ką jūs šmeižia. Pagaliau, jei tokia būtų Dievo valia, verčiau kentėti už gerus darbus negu už piktus. Kristus vieną kartą numirė už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą, beje, kūnu numarintas, o dvasia atgaivintas. Nužengęs žemyn, jis tąją dvasia skelbė kalėjime esančioms dvasioms, kurios kadaise buvo neklusnios, kai Nojaus dienomis Dievo kantrybė laukė, bestatant arką, kurią nedaugelis, tai yra 8 asmenys, buvo išgelbėti vandeniu. Ir jūs dabar gelbsti tų dalykų vaizdinys, krikštas. Jis nėra nešvaraus kūno nuplovimas,
bet Dievo maldavimas suteikti gryną sąžinę dėl Jėzaus Kristaus prisikėlimo. Įžengęs į dangų, jis sėdi Dievo dešinėje, o jam yra pavaldūs angelai ir valdžios ir galybės. Ketvirtasis skyrius. Kadangi Kristus kentėjo kūne, tai ir jūs apsiginkluokite tą pačią mintimi, jog kas iškentėjo kūnu, tas jau pametė nuodėmę, kad likusį laiką žemėje pragyventų nebe žmonių aistromis, o Dievo valia. Gana, kad praėjusį laiką buvote pasidavę pagonių valiai, gyvendami begėdystėmis, geiduliais, girtavimu, potyliavimu, išgėrimais ir neleistinomis stabmeldystėmis. Todėl jiems stebėtina, kad jūs nebebėgate kartu su jais pasinerti į tą patį aistrų verpetą ir jie piktžodžiauja. Betgi jie turės duoti apyskaitą tam, kuris pasiruošęs teisti gyvuosius ir mirusiuosius. Todėl ir buvo paskelbta Evangelija net mirusiems, kad jie, nors ir nuteisti kūne, kaip žmonės, gyventų dvasia kaip Dievas. Visų dalykų galas arti. Todėl būkite santūrūs ir blaivūs, kad galėtumėte melstis. Visų pirma, turėkite apsčiai meilės vieni kitiems, nes meilė uždengia nuodėmių gausybę. Būkite tarpusavyje svetingi be murmėjimo. Patarnaukite vieni kitiems, kaip geri daugeriopos Dievo malonės šeimininkai, sulig kiekvieno gautąją malonę. Jei kas kalba, te kalba kaip Dievo žodžius. Jei kas tarnauja, tegul tarnauja kaip Dievo apdovanotas jėgomis, kad visuose dalykuose per Jėzų Kristų būtų šlovė Dievui. Jam garbė ir galybė per amžių amžius. Amen. Mylimieji, nesistebėkite, kad degina jūs ugnis, lyg jums būtų atsitikę kas nepaprasta, nes taip darosi jums išmėginti. Verčiau džiaukitės dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireikš, galėtumėte džiūgauti ir linksmintis. Jei jūs niekina dėl Jėzaus vardo, jūs palaiminti, nes garbės ir Dievo dvasia ilsisi ant jūsų. Tik tegul niekas iš jūsų nekenčia kaip žmogžudys, vagis, piktadarys ar įkyruolis. Bet jei nukenčia kaip krikščionis, tegul nesigėdija, o tegarbina šiuo vardu Dievą. Nes jau metas prasidėti teismui nuo Dievo namų. Bet jeigu jis pirmiausia prasideda nuo mūsų, tai koks galas laukia tų, kurie neklauso Dievo Evangelijos. Ir jeigu teisusis vos išsigelbės, tai kur pasidėti bedieviui ir nusidėjėliui? Todėl, kurie kenčia pagal Dievo valią, te paveda savo sielas ištikimajam kūrėjui ir te daro gerą. Penktas skyrius. Jūsų vyresniuosius prašau aš, irgi vyresnysis, Kristaus kentėjimų liudytojas ir būsimosios šlovės dalyvis. Ganykite jums patikėtą Dievo kaimenę ne iš prievartos, bet su noru, kaip Dievui patinka. Ne dėl bjauraus pelno, bet gera valia. Ne kaip jums pavestųjų valdovai, bet kaip kaimenės pavyzdys.
Kai pasirodys vyriausiasis ganytojas, jūs gausite nevystantį garbės vainiką. Taip pat jūs, jaunesnieji, būkite klusnūs vyresniesiems. Ir visi būkite apsivilkę nuolankumu vieni kitiems, nes Dievas išpuikėliams priešinasi, o nuolankiesiems duoda malonę. Tad nusižeminkite po galingą Dievo ranką, kad jis išaukštintų jūs metui atėjus. Paveskite jam visus savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi. Būkite blaivūs, budėkite. Jūsų priešas velnias, kaip riaumojantis liūtas, slandžioja aplinkui, tykodamas ką praryti. Pasipriešinkite jam tvirto tikėjimu, žinodami, kad tokius pačius kentėjimus tenka iškęsti jūsų broliams plačiajame pasaulyje. O visų malonių Dievas, pašaukęs jūs į savo amžinąją garbę Kristuje, pats jūs trumpai pakentėjusius ištobulins, sutvirtins, pastiprins, pastatys ant tvirto pagrindo. Jo valdžia per visus amžių amžius. Amen. Per Silvaną, ištikimąjį brolį, tokiu jį laikau, aš jums trumpai parašiau, ragindamas ir liudydamas, jog tokia tikroji Dievo malonė. Tvirtai jos laikykitės. Jūs sveikina kartu išrinktoji Babilone ir mano sūnus Morkus. Sveikinkite vieni kitus meilės pabučiavimu. Ramybė jums visiems, kurie esate Kristuje.